Labas, aš Mindaugas, mobili prekyba ekspertas ir šiandien pakalbėsime apie du telefonus, tai yra Poco X5 ir Poco X5 Pro. Kam dar neteko girdėti apie Poco telefonus, tikrai nereikia jų bijoti, nes po šito prekiniu ženklu slypi Xiaomi prekinis ženklas. O kadangi Xiaomi gamina telefonus jau kuris laikas, tai tikrai šitie telefonai yra labai geri ir už labai gerą kainą. Abiejų telefonų ekranai yra gan panašus, skiriasi truputėlį technologijos. Abu telefonai palaiko Full HD kokybę, tiek Poco X5, tiek X5 Pro ekrano atkūrimo dažnis yra 120 Hz, o kas nežinot, ką tai reiškia, kad visos animacijos, visi perėjimai, viskas jūsų telefone eis kaip sviestu padėta. O ekranų išskirtinumas skirtas tiem, kurie viską žiūri telefone, net ir filmų žiūri telefone. X5 Pro palaiko HDR ir naudoja Dolby Atmos bei Vision technologijas, tai kad jums sukurtų vaizdą, lyg žiūrėtumėt filmo kino teatre. Tai jeigu jūsų filmai ar kitas turinys palaiko HDR ir Dolby technologijas, jūs jas galėsit puikiai atkurti su X5 Pro telefonais. Dizainas gan panašus, šiaip iš tikrųjų daugelio šiuolaikinių telefonų dizainas yra labai panašus. Pagrindinis išskirtinumas yra nugarėlių spalvos, tai galite pasirinkti iš kelių telefono spalvų. Šiuo metu aš turiu X5 Pro geltoną ir X5 žalią. Taip pat, žinoma, turi ir klasikinį juodą, bet jeigu nori truputėlį prieskonį savo gyvenimą, tai rinkitės kažką ryškaus ir spalvoto. O ką dar turi šie telefonai, ko kiti telefonai jau nebeturi? Tai yra 3,5 mm ausinių jungtis. Abiejų telefonų baterijos yra 5000 mAh, o nuostabiausias dalykas susijęs su baterija, tai yra pakrovėjas. Dėžutėje atkeliauja 67 W pakrovėjas. Jeigu tai nieko nesako, mes atlikinėjom su kolegom eksperimentą, pajungiam telefoną pasikrauti nuo 1% ir per 10 minučių telefonas pasikrovė 33%. Tikrai prisiminsi situacijų, kada toks greitas pakrovimas būtų jūs tikrai išgelbės. O tęsiant, kas dar atkeliauja su telefonais, noriu pasidžiaugti, iš tikrųjų nei vienam telefonui nesu to matęs, kad su jais atkeliauja ir silikoninis dėklas. Ir visą laiką aš rekomenduoju įsigyti papildomą ekrano apsaugą, tai yra stikliukas, kurį mobili prekyba ekspertai jum visada užklijuos nemokamai. Ir aišku, jeigu reikės dar kažkokių papildomų aksesuarų, visą laiką patars, ką geriausia rinktis. Judam prie kamerų. Tai jau nieko nebenustebinsim su 3 kamerom. Šie telefonai taip pat turi po 3 kameras, tai yra standartinis labai plataus ir makro objektyvas. Labai platus ir makro objektyvas yra lygiai tokie pat abiejose telefonuose. Skirtumas yra su pagrindinė kamera. Tai Poco X5 turi 48 megapikselių kamerą, o Poco X5 Pro turi net 108 megapikselių kamerą. Tai dabar nuotraukos yra fantastinės su šiuo telefonu. Jeigu jūsų prioritetas nuotraukos, tai rekomenduoju iš karto žiūrėti į Pro versiją šio telefono. Tikiuosi šitas video buvo jums naudingas. Taip labai trumpai norėjau papasakoti, kokie yra skirtumai tarp šių telefonų ir kurį išsirinkti, jeigu nežinot, ką rinktis. Jeigu norit dar detaliau paskaityti apie juos, būtinai eikite į aprašymą, ten yra nuoroda į kiekvieną telefoną ir galėsit pasižiūrėti detaliai tiek procesorius, tiek visų kamerų, megapikselius, vienu žodžiu, viską galėsit išsinagrinėti iki kruopelytės. Kad nepraleitumėt kitų naujienų apie įrangą, būtinai prenumeruokit šį kanalą ir galite net užsiprenumeruoti naujienlaiškį, kuris irgi yra aprašyme.